Labas rytas. Ankstas rytas virš upės. Sėdžiu iš panaktinės. Jau. Vakar buvo penktadienis. Atvažiavau anksčiau, sakau, blemba, nebeišlaukiu savaitgalio. Užsimečiau per naktį pasėdėti su dugninėm. Vieną ant šapalo, kitą ant šamo. Kol kas šapalo kibimą, tik tais vieną turėjau, viskas. Vakare daugiau nieko. Ir tas dėjo ir nuvarė į kelmus, į medžius ir nusiplėšiu viską, visą sistemą. Tai va, antrą dieną sėdim vėl iš ryto ir bandysim, ką žinau, dar vieną vakarą panaktinėti ir to šitą varysim jau namo. Tai va, toks planas, o kaip seksis, matysit šiame video. Su savim turiu naktinių sliegų, 3 dėžes, tokias nemažas, vieną dziko, dirbtinių kukurūzų, jauko ir kaip ir viskas. Šiaip planas buvo toks, kad vakar atvaryt, pagauti kokį, nežinau, porą gerų kojų, tokių delninių ir ant jų tą šamą bandyt gaudyti, bet nežinau, kažkaip nepavyko šitas planas, tai per visą naktį buvau užmetęs naktinius sliekus. Tai vat, labą vakarą, taip sakant. Guliu, bliam, jau link ryto greičiausiai toj auš šalta. Trūk tik tais, gulėjau ore, po to po kelių akimirkų atsidūriau ant žemės. Karočiui, medis lūžo, ant kurio buvau pasikabinęs hamaką. Tai bliam, dabar viską, ką žinau, sėkmingai iš po to medžio nukritusią prispausto susirinkau visus daiktus ir persikabinau hamaką ant šviežio, nenudžiūvusio medžio, ir prie to pačio per mėnesį šovinę meškerę. Mėgojau ant šitą medžio kabėjau, ir tiesiog viskas va lūžo, krito į upę ir daiktus prispaudė ir aišku savame tentas su hamaku. Tai nesimato, po hamako tentas, tai irgi persikabinau ant kitų medžių ir toliau mėgosiu. Bet dar sakau, einam, permesim prie tą pačią meškerės, kad smagiau būtų. 3, man atrodo, kartus šikšnosparnis kalė į tą meškerę per visą naktį ir viskas, daugiau nei kibimuko. Ant tų sliekų už manęs, matot, pastatyta technika rimta. Tai va, tai 3 tik pajudinimai šikšnosparnio ir viskas. Nei nuėsta, nei ką. Aplink visą naktį davėsi salatis, čia daužė mailbelę kaip. Bet visą naktį, bet taip žoskai, nežinau, bats, kokie šamai irgi. Bet iš tikrųjų čia salačiai duodas, tai va, kas čia dar nieko. Toliau sėdim. Trumpai apie mano šaminius įrankius.
kaip matot, kotas laikomas atitinkamai šaminio stovo, medketą iš plieno. Tada pats meškerykotis 270, užmetimo svoris nuo 100 iki 250, 270 ilgio. Vadinasi Medcat Deluxe. Tai va, toks tikrai grubus kotas. Ne iš lengviausių. Rytė Blacketo 6500. Kas čia dar? Valas pirkau iš žmogaus jau praimtą babiną, tai buvo 0,6 pagrindinis, pavadėliam naudoju 1,2 mm pavadėlinį tokį pintą valą. Na ir ką, šaminiai kabliai, švynas 0,5 kilogramo, nes čia srovė, ir pirmin. Na, esminės klaidas, kurias daro žmonės, tai įsivaizduoja, kad bet kokį stipresnį kotą pasiėmus, galima įgaudyti šamą. Tai taip iš tikrųjų nėra. Yra atitinkami įrankiai tam. Ir su karpiniu kotu, galim pagauti šamą. Bet nebus ten šamas, ten bus šamukas. Tai jeigu užkips trofėjinis, po to ką, virksit krokodilo ašarom. Nes negalės nei atkelt, nei nieko jam padaryti. Ką norės su jumis, tą ir padarys. Tai vat, kas čia dar. Apie pačią sistemą. Čia prie manęs taip staigiai leidžiasi skardis. Toks biški, nežinau, įlankėlė. Ir dar pagilėjimas ir didelė srovė išeina į rėvą. Tai pagal tą brofkę čia turėtų migruoti. Varinėti šamai į kairę, į dešinę. Nemažai iš vienos pusės nukrytęs medis, iš kitos nukrytęs medis. Vakar jau vieną nusitraukiau šėryklą su žuvim, šapal greičiausiai. tą medį įvarė ir su visam. Tai va, apie taktikas. Jeigu statysit, dar va tokį niuansą, jeigu statysit kotą vertikaliai, ne 90 laipsnių, tai šamas, kai duoda, tas kotas vibruoja, tada užmeta kilpą ant viršutinę žiedą, bent jau taip teoriškai. Viškelė turi būti su kampu pastatyta meškerė. Taip. Grybšteliai šamui netinka, pirštinę reikia turėti. Dar kiti žmonės, pavyzdžiui, naudoja trišakius kablius. Kiek aš pasižiūrinėjau internete, tai trišakių specialiai nesirinkau, vienšakį pas mane, 2 vienšakį ant sistemos. Nes vis tiek, jeigu pagautum, kištum ranką šamui į burną, o ten būtų tie trišakiai kabliai. Tai persiverstų jis gerai, ir tie gali susmygti trišakį tau į ranką. Kai vienšakiai, tai kaip padata. Jeigu ir besi ten kur nors, tai gal neišdraskis rankos taip. Tai va. Be to, pačią žuvį žaloja tie trišakiai. Tai. Ir iš principo tai dėl saugumo renkuosi pas save dabar ant sistemos tos vienšakis. Šiukšlių mažiau užneša, vis tiek srovė, neša čia visokį biesą. Tai va. Dar kodėl, pavyzdžiui, gumas naudoju gale sistemos. Tai kadangi pintas valas, jis yra lankstus, ne mono storas, tai kad tas, nežinau, kaip pasakyti. Šiaip sistema pas mane padaryta žuvelį, gyvai žuvį. Tai nesliekams. Tai padaryta guma, kad tas živsas
gyva žuvelė neužlenktų to galo sistemos ir neužsipainėtų ant likusios sistemos pavadėlių. Tai yra. Tai vat, kas čia dar. Galim švino nenaudoti, galim naudoti akmenį, galim kažkur užtempt su valtim. Čia kadangi tokia vieta, tai 10-15 metrų užmetu aš tą šviną drąsiai lengvai ir viskas. Ir nereikia man kažkokių akmenų raišiot. Vakare dar parodysiu sistemą, kaip užkabinti galbūt gyvą žuvį, nes yra du būdai, kaip kabinasi gyva žuvis, sliekai naktiniai, negyva žuvis. Kepenėlėm nesiruošiu tikrai gaudyti. Permest reikia. Donkė. Kepenėlėm visokiom skrandukais, šudukais, vištų dalim, kiaulių smegenim, dar kokie biesai tikrai nesiruošiu gaudyti. Pavasarį, kiek žiūrėjau, domėjausi geriausiai sliekai, todėl kad jos ten, pavyzdžiui, pakyla, paplauna. Tai toks kaip ir natūralus masalas gaunasi tam šamui. Kodėl gyva žuvelė, tai vis tiek juda. Čia taip reitinguoja. Pirmas sliekai, tada naktiniai, tada gyva žuvelė. Jeigu turi, kaip dabar, nieko neina pagauti, blemba, kažko didesnį. Kuojų čia nelabai yra, aukšlė tik tai šapalas, salatis. Žodžiu. Tai va, taip, žuvį galim verti per galvą. Užveri vieną kablį, tada kemrinką uždėti, bet ne per daug, ne per smegenis, kad žuvis judėtų. Praeitą žvejybą irgi taip darėm su plakiu, irgi Nemune. Tai, per naktį išstovėjo. Gyvybingas visaka. Tada, jeigu veriam negyvą žuvelę, tai galim ir per smegenis verti, daugiau užkabinti. Ir veriama ne ant antro kablio, jeigu pasidu vienšakį, o ant paskutinio. Kas čia dar irgi kembrikais užtaiso, kad nenuslystų. Tada galim net nebūtinai kembrikais, galim tiesiog būna nuo dviračio padangos ventilis irgi užmauna. Dabar dėl valų storio. Tai visiškai dzintam šamui, koks tenais tas storis. Tai jis nekuoja, nekaršys, nedakas. Nebus taip, kad atplauks, oi, pas jis 0,6 valas. Neimsi šitų. Nuplaukia gal į duobę. Tai taip nebus. Spalva valo pavadėlio, ten tų visų gumų irgi nesvarbu. Nes šamas mato spalvas, kaip anksčiau būdavo tokie maži šileliai portatyviniai, kur ten sniegutis bėga ir juoda balta tik rodo. Tai maždaug taip geriausiu atveju jie mato. Tai akis mažas, nieko gero, ta prasme, iš tų akių. Ūsai, uoslė, šoninė linija. Tai Ir daugelis žmonių įsivaizduoja, kad šamas yra kažkoks maitėdis. Eina vien renka maitą. Ne, iš tikrųjų irgi taip nėra, čia toks gal mitas daugiau. Vis tiek žuvis medžioja nuo apačios. Jeigu matėt šamo žabtus, tai apatinė lūpa užeina ant viršutinės. Tai tiesiog įsirbė iš apačios. Todėl, pavyzdžiui, dar prie sistemų naudoja tas tokias plūdės, pas mane matėt gal juoda tokia 30 gramų, kad pakelt visą sistemą. Bet sakau, pas mane dabar sistema čia yra gyvai žuveliai, nes sliekams. Sliekams turėtų būti 2 mažesnės plūdelės, kad jie tokia parabolė būtų, kabėtų. Dabar tiesiog pakelta, ir tik tais, kad geras tas dalykas, kad čia yra stipriai labai srovė ir tos sliekus iš labai tokios aštrios parabolės srovė pakelia taip
labiau ir jie ten plazda. Tai čia toks, pliusas, sakyčiau. Nežinau, ką čia jums dar papasakot. Buvo ilga žiema, namų darbus pasidariau. Dabar liko, nežinau, pusę vasaros atsėdėti ir pagauti tą trofėjinę žuvį. Atplaukė kažkoks kelmas, užsikabino. Reiktų permest savo šaminę meškerę. Čia toks su guma taisosi. Nežinau kaip pavadinti. Kronšteinas. Ir prie jo magnetų prisisega ir nusiema varpelis. Atradau kažkur pardytai. Nusipirkau. Sakau, reiktų pabandyti, išbandyti. Taip. Sliekai praktiškai nuėsti. Dienos metas. Daug aukšlių visokių slankė ir panašiai. Taip, šitą kembriko reiks. O jėtus, ką jūs? Ant viršaus maunu ir palieku ilgesnius, apačioj, kad uždengtų apačią, o apačioj taip po kelis kartus perveri. Tokie dalykai. Sliekų daug išeina. Sakau, būčiau atvažiavęs, būčiau gaudęs ant gyvos, bet tiesiog nespėjau pasiruošti tų gyvų. Toks šmotas bus. Vakarą pertaisysim. Dabar pirminį tašką. Šiaip sistema ne sliekam šitą, o gyvai žuveliai. Padarysim aukšlių karuselę vakarą. Dabar tingiu aš persidaryt, bet to neturiu povandeninių plūdžių mažesnių. Tokių kažkur. Gerai, metam už tos salos, palisrovę, palibrovkę, jeigu įreis, ar iš tos pusės, kad užmatytų.
Nežinau, ar matėsi, bet geras buvo. Tai iš tik pirmeiškiai. Nu ką. Pabėgo geras blemba. Ten jau tikrai apie kilą buvo. Šudas. Truko valas. Pavadėlio ir все. Paspruka. Čia kanaras. Šamai kimba. Pakaliuką net iššūnė. Šitoks įsistato, kad meškerė neišskrįsta, kai kalai. Gerai, tęsim. Turiu! Sako, tęsim! Tai čia. Ui, geras. Gerai, spaudžiu. Tyka. Aba. Nu ką, išėjom iš nulio. Pažiūrėk, koks monstras. Tik naują pavadėlį susirašau. Tik čia. Geras. Užjudėjo jau žveliokai. Žiūrėkit, eik tu peknų. Va čia tai rila. Va čia tai. Aš suprantu. Čia reiks man, jaučiu replių. Iš tokių žaptų. Iš tokių žaptų neišseksiu šitą. Paprastai. Na ką, biški fotosesija. Kaip jau? Žūkas. Neblogai, ne? Bats tik tais, sakau, tęsim. Geras. 1,5 kilogramo šapalas. Plauk. Nu, šlangą apsimesi. Šlangystas pasirodo. Nu, varė. Į mano krantą atsisukė saulė. Šiandien diena buvo labai karšta. Kepina visą dieną saulė. Ir vanduo pakyla kažkur 1–1,5 laipsnio. Tai biški ant vakaro gal sujudės. Vieną pagavau. Dar turėjau tokius kelis neblogus prisilietimus. Bet nedidski tokie matosi. Nu, ką žinau, sėdim toliau laukiam. Saulė pradės leistis. Ir pašaras baiginės, tai vat vieną donkę padėsiu į šalį ir su šaminė meškere gaudys toliau per naktį.
Ta gerą vedu irgi. Mažesnis, bet vis tiek smagus. Gerai uždrebino, nesitikėjau. Šitas biški mažesnis, tai net nesvėriau. Irgi plauk. Tokios ir sapynės. Gerai. Stopika. Op. Viskas. Nu ir dabar jas turėtų suptis. Viskas, metame vandenį. Tiek žinių. Šamai, kur tu? Šamai. Ten, kur visą dieną šėriausi. Ten kažkur į tą vietą ir... Manosi. Taip. Priveržiam. Gal reikia labiau kampu. Na va. Ir nueina spalvotas šniūras. Ryškus spalvotas kažkur ten. Tai va. Tam tie ryškus, kaip pasakyti, šniūrai ir yra, kad naktį neblūdyt, o matyt normaliai. Tai va, šamui dzin, o jūs matot, kur jūsų sistema, kuriam pusėn. Ar, pavyzdžiui, nunešė srovė ar nenunešė. Viskas kaip ant delno. Taip viskas atrodo. Viena meškerė už salos, nes čia atvajus toks išeina visą naktį praeitą davėsi salatį. Su lengvesnio aukštai, su viena aukšlė mažutė, čia 6 aukšlės ant šamo. Į tą vietą, kur dieną mėčiau ir kur visas jaukas nuplaukė. Tai vat. Geriau aišku būtų, kad būtų vienas didelis kažkoks, nežinau, žuveliokas vietoj tų krūvos aukšlių, bet sakau, čia nelabai yra pasirinkimo kažkokių didesnių kuojų kažkur pagauti, ar ten kokį karosą šis, ar lyną šis būtų tobulą. Tai va. Tai ką, prikabinau tų aukšlių ir žiūrėsim, ar pasiteisins, ar ne. Labas rytas. Antros dienos rytas. Šalta belia kaip. Rūkas už manęs matot ant Nemuno. O ką, naktis praėjo ramiai. Nė vieną barkšt. Kažkaip šį kartą net šikšnosparniai neužkabino tos meškerės. Gal ir gerai, dai pailsėt biškelį. Tai va, tokia ta žvejyba būtų, pora žuvų, šapalų ir viskas. Šamo kažkaip nesulaukiu.
Nu nieko, dar vasara ilga. Čia viską per vieną žybą, jeigu sugaudytum, tai nebūtų man įdomu žiūrėti. Tai va, gerai, ką, pakuojas meškerės viniojas ir varys namo. O jums sakau, ačiū žiūrėjusiems ir susitiksim kitame video. Iki.